Sveiki. Labai seniai skaičiau ištrauką iš Violetos Petraitienės 7 sąmonės augimo ciklai. Tad šiandien nusprendžiau durti su pirštu ir paskaityti jums šiandienos žinutę. Nesvarbu, kuri jums šiandiena bus, kada atsiversite video, kada klausysite, aš manau, tą dieną ir bus jums skirta žinutė. Tai skyrius yra šviesos kūnas. Žemiškoji sąmonė ir čakrų sistema išlieka šviesos kūne. Šviesos kūnas tai indas, kuris į save priima sielą tolesniai reinkarnacijai. Šviesos kūnas įneša atmintį to, kas jau buvo išgyventa, o siela toliau eina per gyvenimą su savo užduotimi ir pasirinkimais. Jeigu per paskutinį įsikūnymą įvykdė savo užduotis, bent jau pagrindinės, ji dalyvauja sielos užduočių rengimo tarybos posėdyje ir priima naujų įsipareigojimų. Tai priklauso nuo sukauptos šviesos energijos, nuo pasiekimo momentumo, gerosios energijos sankaupos. Bet kokiu atveju po kūno mirties siela dalyvauja sielos užduočių rengimo tarnybos posėdyje, kur įvertinami visi jos pasiekimai bei jos veiksmų įsikūnijime atitiktis bendrai nuostatai, bendrai paskirčiai. Siela gauna daug užduočių. Tai gali būti bendrosios užduotys, skirtos padėti žmonijai. O gal gali būti ir labai konkrečios, susietos su karminiais ryšiais ir su kitų žmonių sielų užduotimis. Pavyzdžiui, padėti konkrečiam žmogui konkrečioje gyvenimo situacijoje, kad jis galėtų priimti teisingą sprendimą, jeigu nuo jo nuklydo. Jeigu šis konkretus žmogus gyvena teisingai ir jam pagalbos nereikia, tokiu atveju būsimajame gyvenime nesusitiksite, bet visada yra numatytas pagalbos variantas. Tad, jeigu jos prireiks, jūs atsirasite tam tikru laiku, tam tikroje vietoje ir atitinkamai padėsite. Lieka tik klausimas, ar jūs pats būsite tiek subrendęs, kad galėtumėte tą pagalbą suteikti. Jeigu įsiklausote į savo vidinį balsą, į intuiciją, pagalbą suteiksite. Jeigu suveiks logika abejonė, pagalbos nesuteiksite. Vadinasi, sielos užduoties neįvykdysite. Ir tiek jūsų, tiek to žmogaus, tiek aplinkinių žmonių vystymosi kryptis įgaus neteisingą formą. Kitaip tariant, suformuosite savo karmą. Kartais žmogus net negali žinoti, kad pasielgė neteisingai, nes jam atrodo, kad jis iš viso nieko nepadarė. Deja, nieko nedarimas žmogus dažnai blokuoja savo sielą ir taip priima neteisingus sprendimus. Gyvendamas tyliai, ramiai, žiūrėdamas TV, valgydamas ir miegodamas, atrodo niekam nekenkia. Bet jis kenkia savo, nes nesudaro galimybės reikšti sielai, neįgyvendina jos užduočių. Taip kaupėsi karma. Negalima prastumti gyvenimo. Tai buvo kabutėse prastumti. Jį reikia išgyventi. Net klysdami jūs veikiate. Vieną kartą suklydote, antrą kartą gal elgsite tinkamai ir jūsų karma nebeaugs. Klysti galima, nieko nedaryti ne. Šviesos kūne žemiškoji sąmonė išlieka tokia, kokią ją suformavote per paskutinį įsikūnymą, o žemėje turite galimybę ją išlaisvinti, keldami jos vibraciją. Sakysime, jūsų sąmonė buvo atvira aukščiausiai sąmoniai, bet negalėdami suvaldyti savo ego, ją užblokavote. Jeigu kitas įsikūnymas bus sėkmingas, jūs galėsite savo sąmonę vėl išlaisvinti ir taip pasiekti puikų rezultatų.
Jeigu ankstesniuose įsikūnymuose sąmonė buvo išlaisvinusi, tai esamo įsikūnymo pastangos duos daug geresnius rezultatus. Tai paaiškina, kodėl gyvename panašiai, o rezultatai skirtingi. Todėl, kad ankstesnis sąmonės lygmuo buvo kitoks, vieno visada buvo žemas, kito tik išblokuotas. Jeigu žmogus tą bloką pašalins, jam grįš visa turėta jėga, o kitas per tą laiką tik nežymiai pakels sąmonės lygį. Dėl to nieko kaltinti nereikia. Ne kažkas kitas formuoja jūsų patirtį, tik jūs patys. O šviesos kūnas tik perneša informaciją iš vieno įsikūnimo į kitą. Pavyzdžiui, būdami karalienė, tu numirei prakeikdama aplinkinius. Tavo šviesos kūne išlieka ne tai, kad buvai karalienė, o tai, kad kažką prakeikiai. Lieka prakeiksmo antspaudas, kuris blokuoja daugybę čakrų. Praeitas gyvenimas gali būti svarbus tik dėl to, kad suvoktum, kas tau dabar trukdo vystytis, arba pamatytum savo stipriąją pusę. Tai gali tik palengvinti priimti sąmoningus sprendimus. Visiškai nesvarbu, koks buvo jūsų įsikūnimas – vienuolis, faraonas ar ubagas. Tai neturi reikšmės sielai ir esybei. Kaip aktoriui neturi reikšmės, ar jis vaidins karalių ar ubagą. Svarbu, kad vaidmuo būtų ryškus, išsiskiriantis ir paliktų įspūdį žiūrovams, kad suteiktų apmąstymų, džiaugsmo ar kitų gerų emocijų. Nėra svarbu, ką vaidinsite, svarbu, kaip tą vaidmenį atliksite. Gavę karalienės vaidmenį ir jo tinkamai neatlikę, galite užsidirbti tokią didžiulę karmą, kurios tikrai nebūtumėte gavę, įsikūnydami medkirčių ar piemenių. Juo ryškesnė pozicija, tuo žinomesnis pasaulyje esate. To platesniai auditorijai darote poveikį. Jūs skleidžiate tam tikrą idėją, kurią priima daug žmonių. Jeigu ši idėja neteisinga, o ją priėmė ir pagal ją gyvena daug žmonių, jums kaupsis karma už visus tų žmonių padarytus neteisingus sprendimus. Tad įsivaizduokite, kokia sunki karma gali būti uždirbta. Jei gyvenimas suteikė galimybę būti žinomam, vadinasi, buvo galimybė išreikšti teisingą idėją ir jūs ją arba pasinaudojote, arba ne. Žinomumas maitina ego, o ego yra manipuliatorius. Jis gali jūs suklaidinti dėl asmeninio malonumo ir asmeninių troškimų, pamirštant bendruosius procesus, pamirštant sielos užduotis, o sielos užduotis vis tiek lieka ta pati – pakeisti žmonių nuomonę. Tai kiek reikės sielos įsikūnimų žemėje, kol atidirbsite karmą ir vėl galėsite daryti poveikį žmonių masėms. Laikas labai prasitęsia. Atrodo nieko čia tokio, kiek bus įsikūnimų, tiek ir gyvensite, bet jūs pažeidėte matricos darbą, pristabdėte daugybę sielų augimą ir bendrą žemės vystymosi greitį. Jūs pakenkėte žemei, taip užsidirbote karmą kaip visatos gyventojas, kaip esybė. Ir kitas jūsų įsikūnimas gali būti ne žemėje, o daug sunkesnėmis sąlygomis kitame pasaulyje. Nesiimu komentuoti, ar pavyzdžiui Hitlerio arba Stalino sielos nukeliavo į kitą pasaulį, į pragarą, nes jų sprendimai buvo neteisingi. Ar gal jie padėjo milijonams žmonių pagreitinti atidirbti karmą? To nevertinu šioje knygoje, nes čia nekalbu apie asmeniškumus. Čia kalbu ne apie įvaizdį, ne apie vaidmenį, kurį atliekate, o apie sielos kelią per gyvenimus.
Pirmiausia, norėjau, kad suvoktumėte, jog siela ir šviesos kūnas atsijungia nuo fizinio kūno po jo mirties. Siela išsineša tik atmintį to, kas buvo pasiekta, ir energinė jėga pasiekimų momentumą, gerosios energijos sankaupą. Kai šviesos kūnas tiesiogiai įsitvirtina žmogaus įsikūnyme, žmogus nušvinta. Bet tai yra ne vien šio įsikūnymo įdirbis, tai daugybės teisingų įsikūnymų įdirbis. Jeigu čakros neužblokuotos, jei sąmonė atvira aukščiausiai sąmoniai, tai paskutinysis įsikūnymas būna šviesus. Gali būti, kad jo metu dar reikia pabaigti tam tikrus karminius ryšius, atiduoti karmines skolas, bet toks žmogus tai daro sąmoningai, tikslingai ir nederina savo gyvenimo būdo su visuomenės normomis. Jis gerbia visuomenę, nes tai Dievo dalis, bet jis elgiasi tik pagal Dievo valią, o ne pagal žmonių norus. Toks žmogus savo veiksmais nepakenks visuomeniai, bet jo elgesys kitų supratimu bus keistas, nesuprastas, nors gal dėl to ir gerbtinas. Jeigu žmogaus kūnas po mirties yra deginamas ir tas procesas palydimas maldomis, tuomet ugnis apvalo astralinį, mentalinį ir eterinius kūnus. Jie greičiau išsisklaido erdvėje ir neužteršia erdvės savo negatyvumu. Jūs dabar kremuojate palaikus ir tai gerai, bet reikėtų nepamiršti kremavimo laiku melstis. Nesvarbu šalia ar kitoje vietoje, svarbu tuo metu duoti išeinančioms energijoms jėgos atsilaisvinti. Tad tokia šiandien žinutė. Noriu palinkėti visiems, gyvenkime šiandien, nes rytojus galim neturėti tokios galimybės. Padėkime vieni kitiems, džiaukimės vienis kitais ir skleiskime tą žinutę. Skleiskime tą šviesą. Iki kitų susitikimų.